Labadiena, sveiki įsijungę tiesioginę transliaciją. Žalgirio futbolininkai įveikia Gustas Jarusevičius. Vos nesuklydo ten Titas Milius, čia smūgis ir kamuolys atsiduria vartų tinkle. Pavyksta pasižymėti Vilniaus Žalgirio B komandai. 27 numerį sveikina komandos draugai. Vakaris Berenta išveda Vilniaus Žalgirio B ekipą į priekį. Nebuvo ten iš tikrųjų tikslus smūgis į vartų plotą ir greičiausiai kamuolio būtų nepasiekęs Vakaris Berenta, bet Joris Aliukonis kamuolį atmušė ir tas atmuštas kamuolys Gustas Mikelaitis. Ten kairiajame krašte jo perdavimas link Gusto Jarusevičiaus ir čia Alaminas Kalidas pažeidžia taisyklės bei užsidirba geltoną kortelę. Vilniaus Žalgirio B komandos kontrataka. Ir išsaugo kamuolį vilniečiai, gera galimybė ir kokios progos dabar neišnaudoja Danielius Velička. Vėl pavyksta apsiginti Vilniaus Žalgirio komandai, o Inlola Kajodė iš labai toli smūgiuoja futbolininkam. Valdas Paulauskas bando įsibėgėti. Paulauskas, jo smūgis į tolimą į vartų kampą. Pastarasis Kajui Bičkai. Perdavimas į baudos aikštelę. Joris Aliukonis prie kamuolio pirmas, jį išmuša. Perdavimas į baudos aikštelę ir čia smūgis į vartus. Pavyksta galų gale Joriui Aliukoniui. Kas gerai žaidė į kontaktą, o čia gera galimybė Valdas Paulauskas ir nesugeba išnaudoti. Ir Irmantas Kaprašovas leidžia dabar atlikti šį baudos smūgį. Valdas Paulauskas, jo bandymas ir Domantas Jakubovskis patikimai. Baudos aikštelėje kamuolys, geras šansas, smūgis ir pavyksta apsiginti Viktoras Okečiukų. Netrukus žengs į aikštę, čia pražanga prieš Jorį Aliukonį. Ir kaip klysta dabar Inlola Kajodė, čia galimybė Vilniaus Žalgiriui. Šansas, smūgis ir uždirba kampinį. Perdavimas nuo kampinio gairelės, čia galimybė iš karto. Po kampinio Ugnius Simonavičius smūgį atliko. Čia kupinas jėgų Tomas Grigaliūnas, jau baudos aikštelės prieigose ir pražanga bei geltona kortelė Dominykui Zubavičiui. Jarusevičius smūgiuoja į vartus, bet Joris Aliukonis kamuolį ten gaudo. Kauno Žalgirio futbolininkai, Jankausko perdavimas. Čia Pocius smūgiuoja kairę koją ir kamuolys lekia virš vartų. Nėra kol kas aštrinamas žaidimas. Zubavičius dabar atlieka smūgį, dešinę koją ir kamuolys lekia labai aukštai vartų. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Ketvirtasis Top Sport remiamos pirmos lygos turas yra baigtas.